Sveiki! Pagalvokim apie tą vieną dalyką, kurį beveik visi daro po treniruotės. Taip, tempimo pratimai. Konkrečiau, statinis tempimas. Bet ar kada susimąstėt, kad tas įprastas judesys, jei atliekamas neteisingai, gali ne padėti, o kaip tik pakenkti? Na, pats laikas pasigilinti ir išsiaiškinti, kaip yra iš tikrųjų. Taigi, tikriausiai dauguma galvoja, kad puikiai žino, kaip atlikti tempimo pratimus. Na juk, darom tai sporto salėje po bėgimo. Bet ar tikrai? Ar tas tempimas, kurį darom prieš treniruotę, duoda naudos? O gal jis netgi, žinot, stabdo progresą? Pasiruoškit, nes kai kurie faktai tikrai gali nustebinti. Gerai, štai kas šiandien aptarsim. Pradėsim nuo pačių pagrindų. Kas apskritai yra tas statinis tempimas? Tada pažiūrėsim, kokia jo nauda ir kokios netikėtos rizikos. Žinoma, atsakysim į tą amžiną klausimą – temptis prieš ar po treniruotės. Tada pereisim prie konkrečių metodų ir pradedantiems ir jau pažengusiems. O pabaigoj viską sudėliosim į aiškią strategiją. Taigi, pradedam. Gerai, pradedam nuo pačių pagrindų. Statinis tempimas. Gal skamba šiek tiek moksliškai, bet patikėkit, principas yra juokingai paprastas. Tai turbūt pats žinomiausias tempimo būdas. Esmė – tiesiog užimti padėtį, kurioje jaučiasi, kaip raumuo tempiasi ir ją išlaikyti. Svarbiausia – jokių spyruokliavimų, jokių trūkčiojimų, tiesiog ramus, stabilus išlaikymas. O procesas tikrai intuityvus. Lėtai, ramiai pasiekiam tą tempimo tašką, tol, kol pajuntam tokį malonų tempimą. Čia yra auksinė taisyklė. Turi jaustis tempimas, bet jokių būdų neskausmas. Jei jau skauda, vadinasi persistengiant. Ir tada tiesiog ramiai laikom tą poziciją. Ir čia prasideda įdomybės. Kiekgi laiko laikyti? Anksčiau buvo sakoma, kad užtenka 15-20 sekundžių. Bet žinot, mokslas nestovi vietoje. Dabar jau tyrimai rodo, kad norint gero efekto, poziciją galima drąsiai laikyti net iki minutės. Aišku, viskas priklauso nuo tikslo ir to, koks yra fizinis pasirengimas. Gerai, dabar kai žinome, kas tai yra, pereikime prie esmės. Kam to išvis reikia? Ir nors nauda lyg ir akivaizdi, pasirodo yra ir kita medalio pusė. Yra tam tikrų minusų, apie kuriuos beje kalbama gerokai rečiau. Taigi, pliusai. Be abejonės, tempimas padeda pailginti raumenį, ypač jei jis toks sukietėjęs, įsitempęs ir žinoma, puikiai atpalaiduoja. Bet štai ir netikėtumas. Pasirodo, atliktas prieš pats treniruotę, jis gali pakenkti rezultatams. Kaip, tiesiog per ilgas tempimas. Tarsi atpalaiduoja raumenį, sumažina jo įtampą ir nervų sistemos gebėjimą jį greitai įjungti. Ir štai mes prieiname prie ko gero vieno didžiausių ginčų sporto pasaulyje. Klausimas, dėl kurio vis dar laužomos galvos. Kada po velnių yra geriausias laikas daryti statinį tempimą? Na ir remiantis naujausiais tyrimais, atsakymas yra gana aiškus. Dėmesio. Statinis tempimas prieš treniruotę gali sumažinti jėgą ir greitį. Taip, teisingai gali netgi pakenkti ištvermei. Ir dar nėra jokių tvirtų įrodymų, kad jis apsaugo nuo traumų. O štai po treniruotės visai kas kita. Tai yra pats geriausias laikas. Būtent tada tempimas didina lankstumą, gerina mobilumą ir leidžia raumenims atsipalaiduoti. Gerai, bet statinis tempimas nėra tik vienas veiksmas. Yra keli skirtingi būdai, kuriuos galima pasirinkti pagal tai, ko siekiama. Pirmasis – aktyvus tempimas. Įsivaizduokit, atsistojat ir keliat tiesią koją į priekį. Kiek įmanoma aukščiau, be jokios pagalbos ir laikot. Jokia išorinė jėga nepadeda. Viską daro pačio kūno raumenys. Viena raumenų grupė dirba, kad ištemptų kitą, kadangi tai reikalauja jėgos. Tokį tempimą paprastai laikom trumpiau, 10 ar 15 sekundžių. Toliau, pasyvus tempimas. Tai yra visiška priešingybė. Čia jau naudojama išorinė pagalba. Tai gali būti draugas, kuris švelniai spaudžia koją, arba koks nors įrankis, guma, diržas. Šitaip galima pasiekti daug gilesnį tempimą, bet aišku, reikia atsargumo, nes persistengti ir gauti traumą. Čia šiek tiek lengviau. Gerai, dabar pakelkim kartelę. Metas pakalbėti apie technikas. Pažengusiems jos šiek tiek sudėtingesnės, bet patikėkit, velniškai veiksmingos.
Tiems, kas nori lankstumą pakelti į naują lygį, proprioceptinis neuromuskulinis palengvinimas arba tiesiog PNF. Taip žinau. Pavadinimas skamba kaip iš medicinos vadovėlio, bet iš tikrųjų tai vienas geriausių technikų lankstumui didinti. Esmė paprasta. Sujungiam pasyvų tempimą su raumens įtempimu. Kitaip sakant, raumuo ne tik tempiamas, bet tuo pačiu metu jis yra įtempiamas, lyg bandytų tam tempimui priešintis. Gerai pažiūrėkim, kaip tai veikia. Žingsnis po žingsnio. Pirmiausia, raumuo pasyviai ištempiamas iki jo ribos. Tada, laikant tą pačią poziciją, raumuo įtempiamas, lyg bandytumėt jį sutraukti, priešintis tempimui. Palaikom taip kokių 15 sekundžių. Tada staiga atpalaiduojame. Ir iškart po to bandom tempti tą pačią raumenį dar giliau. Pamatysit, jis pasiduos daug lengviau. Šis metodas tarsi apgauna nervų sistemą ir leidžia pasiekti daug didesnę judesio amplitudę. Dar viena technika – izometrinis tempimas. Jis labai panašus į PNF. Čia raumuo ne tik ištempiamas, bet ir įtempimas prieš kažką nejudamo. Geriausias pavyzdys, kurį visi žino – blauzdos tempimas. Atsiremiam į sieną ir bandom ją tarsi nustumti. Štai čia ir vyksta izometrinis tempimas. Bet čia labai svarbus įspėjimas. Dėl didžiulės apkrovos raumenims ir sausgyslėms šis metodas yra griežtai nerekomenduojamas vaikams ir paaugliams. Tiesiog jų kūnas dar auga. Tai technika skirta tiems, kurių fizinis pasirengimas jau yra brandus. Gerai, informacijos buvo tikrai nemažai, nuo pačių pagrindų iki gana sudėtingų technikų. Dabar svarbiausia dalis. Sujunkime viską į krūvą ir pažiūrėkime, kaip sukurti protingą tempimo strategiją, kurią kiekvienas galėtų pritaikyti savo. Taigi, kokios tos protingo tempimo taisyklės? Pirma ir svarbiausia. Tempimo pratimus darom po treniruotės, o ne prieš. Antra. Kiekvieną padėtį laikom nuo 15 iki 60 sekundžių. Trečia. Niekada nekenčiam skausmo. Tempimas turi būti malonus, ne kančia. Ketvirta. Renkamės metodą pagal tikslą. Paprastas tempimas atsipalaidavimui, o PNF ar izometrinis, jei norisi didesnio lankstumo. Ir penkta. Pati paprasčiausia taisyklė – reguliarumas. Būtent jis duoda ilgalaikius rezultatus. Na štai, aptarėm visą spektrą nuo paprasčiausio aktyvaus tempimo iki sudėtingų PNF metodų. Dabar laikas pagalvoti. Atsižvelgiant į asmeninius tikslus, kuris metodas skamba įdomiausiai, ką norėtųsi išbandyti. Pirmiausia, gal pasyvų tempimą su pagalba, o gal kyla noras priimti PNF iššūkį, kad ir kas tai būtų. Svarbiausia – daryti viską protingai ir žinoma saugiai.